Na ką, labas vakaras, tai vėl su jumis UK turto strategija, jau 5. mūsų epizodas, iš tikrųjų norėčiau pasidžiaugti, kad mes sulaukiam vis daugiau ir daugiau peržiūrų, sulaukiam vis daugiau susidomėjimo žmonių, kurie nori investuoti, kuriems įdomu, kaip nusipirkti tą nekilnojamą turtą, kuriems įdomu investicijos. Tai šiandien iš tikrųjų turim su savim svečią, toks neeilinis epizodas, norėjom praplėsti šiek tiek investavimo tematiką, norėjom pakalbėti apie patį investavimą, nes mes daug kalbėjom apie investavimą susijusį su nekilnojamu turtu. Šiandien kalbėsim daugiau apie akcijas, apie akcijų rinkas ir tam tikslui mes pasikvietėm savo svečią Tomą, taigi Remigijus pristatys mūsų svečią. Sveiki, malonu vėl visus matyti ir ačiū, kad mus žiūrite, užduodat klausimus, neužmirštat paspausti like, subscribe. Tai iš tikrųjų pas mus svečias Tomas. Tomą jau pažįstu daug metų, gal buvo vienas iš pirmųjų, kuris turėjo buhalterinę įmonę lietuvių bendruomeniai. Manau ir jūsų daug kas pažįsta Tomą ir mes ten šiandien turim tokią garbę pasikviesti Tomą, kuris gal apžvelgs truputį iš kitokio, kaip sakom, kampo, tuos, kur mes galim padėti pinigėlius. Tomas, dabar jau čia sunku pasakyti, kuris Tomas, kuris ne. Tai vienu žodžiu, Tomas padeda parduoti nekilnojimų turtus, aš daug kalbu apie tas visas paskolas kaip mortgage advisors. O Tomas, gal manau, Tomai, visų pirmiausia pristatyk ir gal trumpai apžvelg, kaip kur tie mūsų klientai, kur tie mūsų mylimi klientai galėtų apart be pirkimo namų kažkur dar kažką investuoti. Gal trumpai tik apie save. Sveiki visiems. Tomas, 20 su kapeikų metų čionais, buhalterinė įmonė, kaip Remigijus sakė. Ir paskutiniu laiku labai domiuosi akcijom, visom įmanomom būdais, kaip pabėgti nuo infliacijos, kaip nelikti infliacijai. Tai vienu žodžiu, Tomai, nori pasakyti, kad vis dėlto man neapsimoka pirkti tą BMW ir geriau gal tos pinigėlius kažkur investuoti. Dėl BMW galbūt nebūtinai, gal Hyundai'us ir tada. Ir tada galvoti. Iš tikrųjų, aš galvoju, kad labai gera alternatyva, kadangi nekilnojamas turtas, mes kaip pastebėjom ar ne, rinka stabili, stovi vietoj ir per kelis metus, pavyzdžiui, mūsų nekilnojamo turto nėra, kad labai daug prieaugio yra, ar ne, nėra tos grąžos didelės, ar ne. Jo. Ir ypatingai su naujom buy to let taisyklėm, aš pastebėjau, kad žmonės išparduoda tą savo turtą, tą savo nekilnojamą turtą, tą buy to let, nes dėl naujų reguliacijų. Tai vat čia mes turėsim Tomą ir užduosim jam klausimus, kur mes galim padėti. Ir aš galvoju, gal pagrindinis tas dalykas, ne Tomas, gal tikriausiai tiks, kad mes kaip ar investuotojai, ar turėdami tos kelis pinigėlius, čia kaip diversifikuoti. Truputį kažkur būtinai, aišku, reikia pagalvoti apie tai, kur mes gyvensim, gal kad ir kaip mes mąstytumėm, tas namo pirkimas yra vienas svarbiausių gyvenimo pirkinių, bet aš manau, Tomai, gal, sakykime, gal kažkokių pavyzdžių turi labai paprastai mūsų klausytojam, lietuviam, kad, sakykime, aš nusipirkau namuką, nusipirkau tą mašiną ir galvoju, ką man dabar daryti, ar ten kažkokia geresnės atostogas, ar ten kažką biški geresnė mašina, ar gal geriau susėsti, ar su mumis visiems trim, ar specialiai su tavim, Tomai, ir pakalbėti apie visiškai kitokius dalykus, kur kaip tuos pinigėlius kažkur įdėti, kaip diversifikuoti ir tiesiog gal kažką pamokintų žmonės. Tiesiog. Jo, manau, kad geriausias dalykas būtų pačios brangiausios atostogos ir daug brangių mašinų už paskolą. Leasingą ir mokėti visiems, daryti turtingus visus, bet ne save. Bet supranti, mašiną gerą turės visi galvos, kad turtingas. O jeigu rimtai, tai diversifikacija, tai pats svarbiausias dalykas. Namas yra viena forma, auksas yra kita forma, akcijos dar kita, fondai dar kita. Tai gerai, Tomai, o tai, sakykime, tai kokia ta minimali suma? Gerai, man lieka, sakykime, ar verta kažką domėtis, tai jeigu man tik lieka 100 arba 200, sakykime, į mėnesį. Ir norėčiau dar gal pasakytum apie tai, kad ne tik aš norėčiau apie save pagalvoti, bet ir apie savo vaikus. Gal kažkokius produktus šiek tiek paminėtum ar dar kažką. Vienas dalykas būtų įdomu pasižiūrėti, kiek nekilnojamas turtas atnešė procentais ir kiek atnešė pagrindiniai, tarkim, fondai kaip ETF-ai, S&P 500, ten Nasdaq'as ar viso pasaulio. Tai akcijos stabiliai laikosi ir jos stabiliai eina į priekį. Didieji gigantai, jie visi eina į viršų, kai tuo tarpu nekilnojamas turtas nuo 2008 krizės apstojo ir tas burbulas jisai palaiko infliaciją, bet nepasakyčiau, kad daug daugiau eina į priekį.
Tai o dėl investavimo, tai ir Anglija remia nuostabiai žmonės, yra tarkim Junior ISA, galima investuoti lygiai 7,000 į metus. Nuo kokios sumos galėtume pradėti? Iki 7,000 čia maksimaliai, Į metus. o Į nuo... metus. Ir realiai nuo 10 svarų kiek nori. Wow. Bet esmė tai, kad viską, ką jūs įdėsit į fondą per ISA Junior, valstybė neapmokesins pelno. Praeis 20 metų, vaikas galės paliesti tą sąskaitą 18 metų. Viskas, kas bus ten sukaupta, bus paaugę procentai ir nuo tų procentų nereikia mokėti jokių pelno mokesčių, jokių capital gains, nieko. Bet čia yra didelis skirtumas nuo nekilnojamo turto, nes Jo. nusipirki nekilnojamo turtą ir tu... Bet, Tomai, bet kiek, be abejo, aš irgi šiek tiek studijavau ir sakyta, bet aš kiek suprantu, bet koks investavimas, ne, Tomai, tai neturėtų būti gal žmonėms skirta, kurie masto apie metus ir 2. Manau, čia ganėtinai ilgesniam laiko, ne, kažkur apie 5-7 metus, jūs turėtumėt, manau, galvoti, kad tų pinigėlių jums nereiks, nes jeigu jau čia galvosit, kad už metų įsimsit tos pinigėlius, jau čia gausi paprasčiausia spekulacija. Bet jeigu long term, aš manau, net vis tiek kokius 5-7 metus reikėtų mąstyti, kad jūs tų pinigėlių neliesit ir tikėsit, kad bus tas prieaugis. Ir manau tikrai, Tomai, manau, tu patvirtinsi, kad jeigu žiūrėti į akcijas ir kaip jos performino, tikrai aplenkė visas infliacijas ir netgi kai kurių namų augimus ir visa kita. Ir tai, kaip sakėm, diversifikavimas, kad... Taip. Aš esu paskaičiavęs vieną kartą prieš eidamas krepšinį žaisti ir po to negalėjau žaisti normaliai, nes buvau šoke, kas gavosi, jeigu būčiau įdėjęs 25,000 į namą 25 metams ir 25,000 į akcijas. Tai koks tas skirtumas, taip skaičiais, jeigu... Tarkim, nuo namo lieka kažkur 300,000 pelno, o nuo akcijų man gavosi apie 1 milijonas kažkur. Wow. Priklausomai. Skaičiai gąsdinantis. O pavyzdžiui, kalbant apie rizikas, nes iš tikrųjų mes dažnai susidurėm su žmonėm, kurie bijo investuoti dėl rizikų. Kaip tas rizikas galima pasverti, pavyzdžiui, kaip tu patartum ar ne, kaip specialistas įvertinti tas rizikas? Ar yra kažkokie fondai, kurie pavyzdžiui, skirtingą rizikos suvokimą turimtiems žmonėms, ten low risk, high risk, kaip va, su tuo? Visų pirma, aš nesu financial advisor, aš patarimų dalinti negaliu. Tai mes tai ir pabrėžėm. Iš tikrųjų, kad čia mes tik šiaip tokia turim diskusiją, mes... Bet rizika yra visur. Nuo išėjimo į gatvę, nuo pirkimo namo, akcijas, kaip Remigijus sakė, jeigu pirksi metam laiko, galvosi, kad čia jos, jeigu performino prieš tai performins po to, ne, to nėra. Bet ilgam laikui, jeigu žiūrint statistika kalba už save. Tai be abejo, jeigu žmogus nėra specialistas, pavyzdžiui, kaip aš savo vaikams rekomenduoju investuoti paprasčiausius ETF-us, nesukti savo galvos, nepirkinėti atskirų akcijų. Man tai galbūt nėra labai įdomu, man įdomu yra kapstytis, eiti giliau į akcijas, bet čia jau truputėlį kitaip. Bet paprasčiausiai ETF-ai, S&P 500, kurie performina dabar apie 9% pliuso kiekvienais metais, tai čia yra milžiniški pinigai. Aišku, dabar su Trumpo atėjimu mes turim į kitokius performinimus, bet čia visas pasaulis. Kokių kompanijų akcijos dabar, pavyzdžiui, ar tech kompanijos, kokios kompanijos yra lyderystėje, auga sparčiausiai? Paskutinius 4 metus, 5, aišku, buvo visiškas bumas Nvidia padengė visus pelnus, visus nuostolius, ant Nvidios išvažiavo visą ekonomiką praktiškai. Tai vienareikšmiškai techas, bet kaip sakant, kas buvo anksčiau, tai nereiškia, kad bus ateityje. Ir dabar, tarkim, vėlgi, kas su nafta darosi, su ištekliais, su branduolinės energetikos ištekliais. Jeigu žinotumėm, kas bus, tai turbūt čia nesidėtume. Padarimų nedalintume. Ir Tomai, tada vis tiek, kiek jau čia suprantu iš pokalbio, tai vis tiek gal, aišku, kaip mes sakome, mes negalim to patarimo dalinti, bet manau, gal būtų saugiausia, kaip tu, pavyzdžiui, galvoji, ne tai, kad investuoti kažkokią konkrečiai vieną įmonę, bet gal naudoti kažkokius fondus, kurie išskirsto į 100 tikriausiai kažkokių, tarkim, ar europietiško, ar amerikietiško, ar Pietų Amerikos kompanijų ir tuos fondus prižiūri profesionalai.
ir manau, gal šitas būtų saugiausias variantas, negu kažkur ten nueiti ir už 10 000 nusipirkti Tesco akcijų, sakykime. Ar kaip tu rekomenduoji, gal į tuos fondus, kur menedžeriai jau prižiūri jūsų pinigėlius, ar kažkur tiesiogiai kažkokios ten, sakykime, Apple kompanijos akcijas neprisipirkti? Ne, taip, su kompanijom gautųsi truputėlį spekulacija. Taip. Bet tuos fondus atskirus imti, tarkim, kaip pavyzdžiui, Amerikos stipriausios kompanijos, kitas fondas gali būti visos stipriausios pasaulio kompanijos apart Amerikos, kad nesidubliuotų, kad nebūtų dubliavimas. Kaip sakom, nedėt visų kiaušinių į vieną krepšį. Taip, nes Amerika buvo stipriausia šalis 100 metų, nieks nežino, ar jinai bus tokia po 100 metų. Tai vienu žodžiu, tų produktų, investavimo produktų, Tomai, kai klientai ir tau paskambintų, tu tikrai pasidalintum savo patirtim ir žiniom ir manau, tie produktai skirti bet kam, pradedant nuo vaikų sutaupyti ateičiai, ar mokslam, ar šiaip kažkokiam dideliam pirkiniui, ar paprasčiausiai, kaip 10 kartą gal pasikartuosim diversifikacijai, kad juodai dienai turėtumėm iš kažkur kitur paimtų pinigėlių. Svarbiausias dalykas yra tai, kad infliacija yra, tarkim, nuo 3 iki 4% oficiali. Neoficialiai kalbama, kad infliacija yra dar didesnė. Jeigu skaičiuoti, kas yra, kaip pinigai yra suvalgomi, tai jau vien jeigu 5% turėtumėm kažkur stabilių pajamų, tai jau bent jau tie pinigai išliktų. O turint omeny, kad dar įmonės ir auga, tai... Taip. Jo, žinai, dažniausiai manau mano visiems klientam, kad jeigu kažkokios kalbos užeina apie investavimus, visi galvoja, wow, čia tik tai big boys, bet aš manau tikrai verta netgi turint tuos kelius šimtus kažkur pasidėti juodai dienai kažkokius investment fondus ar į vaikus kažkokias taupomas sąskaitas, kaip tu sakai, ir valstybė kažką kompensuoja ir visa kita. Tai manau, kad verta ieškoti tos informacijos ir manau, Tomai, tu tikrai galėtum pasidalinti. Jo, žinot, kas pasikeitė po koronos viruso, atsidarė duris, prasidėjo masiškai žmonės pradėjo investuoti, nes anksčiau būdavo privilegija. Tai buvo privilegija, tu galėjai pradėti tik nuo 10 000 svarų, įnašas pirmas buvo ir tada per COVID-ą visi bandė kažkaip išgyventi ir pasileido nemokamos visokios sąskaitos ir taip toliau. Tai dabar gali daryti bet kas, tai yra super paprasta. Be abejo, ir seniau gal žmonės neturėjo ir to tokio edukacinių kažkokių programų. Dabar viskas internete, viskas lengviau pasiekiama, ir to patarimo galima labai daug. Turiu tokį klausimą apie valstybės, kai valstybė labai remia. Ką valstybė iš to gauna? Vat kokia valstybei nauda, kad ji pasiruošusi paremti ir savo lėšas įdėti, bet žmonėms gali kilti klausimų, kas už to? Aš galvoju, gal vienas iš pagrindinių gal būtų, kad galų gale žmonės išmokintų taupyti. Žmonės, kad jie pradėtų taupyti, kad valstybė labai, manau, Tomas pritars bijo, kad žmonės sulauks kažkokio amžiaus ir visiškai neturi santaupų. Kas gausis, tai kas gausis, turės valstybė rūpintis tais. Nežinau, Tomas kažką gali labiau papildyti. Aš nesu 100% garantuotas faktas, kad valstybė gauna pinigus iš tavęs, jinai juos investuoja, po to, nors ne valstybė investuoja, iš tiesų fondai investuoja, bet valstybė remia matomai tam, kad būdamas pensininkas, tu turėtum pinigų. Be abejo, absoliučiai. Aš taip galvočiau. Aš irgi pritariu ties tuo. Ir kaip lietuviai dabar vis tiek turi daug pažįstamus, ar daug žmonių, kurie kreipiasi į tave ir klausia klausimų, ar lietuviai yra edukuoti investavimo klausimais, ar jie domisi, ar kuo toliau, tuo labiau domisi, vat kaip tu apibrėžtum mus? Sakyčiau, kad edukuoti labai gerai nekilnojamo turto klausimu. Nekilnojamas turtas yra tas, kur tu gali kur tu gali palies, kur tu gali pamatyti. Akcijas vis dar lieka toksai nežinomasis, bet aš galvoju, kad tai tik dėl to, kad tiesiog žmonės nėra įsigilinę į tai, ar ne? Ir kaip Remigijus ir minėjo, išgirsti žodį akcijas, investavimas ir iš karto čia ne man. Dėl to, kad tos edukacijos pas mus mažai tikriausiai. Galėčiau pasakyti, kad tarkim Amerikoje apie 50% žmonių investuoja. Tai yra kosminis skaičius, 50. Tai jeigu tiek investuoja, tai 80% turbūt žino
kas tai yra. Taip. Europoje apie 10%, Lietuvoje aš tiksliai negaliu sakyti, bet ten 1 ar 2 Koks procentai. atotrukis, koks Tai yra milžiniškas atotrukis. Nu, čia žinai, gal va nuo mokyklos laikų, gal mokykloje skatina, mokina apie investavimus. Iš tikrųjų, kad ir Anglijoje nelabai jaunimą, manau, mokina kaip gyventi, ne čia pamokina tai, kad nuėjai į banką, pasiėmė kreditinę kortelę ir happy days, ne? Iš tikrųjų turėtų, aš pastebėjau, kad ir mano dukros, ir jūsų vaikai, kad toj mokykloje kažkokio to mokslo nėra, ne, kaip to išprusimo, kada ne. Tai jo, aš manau, gal Amerika šitai buvo žymiai labiau pažengusi priekį. Ir ką norėjau gal tada pasakyti, kad mes su Tomu iš tikrųjų turėsim seminarą, kur aš papasakosiu dar vieną kartą apie nekilnojamą turtą, Tomas pasidalins savo žiniom. Ta seminarą mes turėsim ganėtinai greitų laiku, pasidalinsim informaciją gal ar apačioje, ar mūsų ir manau, YouTube ir manau bus ganėtinai įdomiai, parašysim, kur galėsit užsiregistruoti, įvyks tikriausiai pas mane ofise ir, nu ką, žiūrėkit daugiau informacijos ir mes su Tomu pasidalinsim labai įdomiom idėjom iš tikrųjų. Tai Tomai dabar papasakok tą visą priešistorę, kaip tu, nuo ko tu pradėjai domėtis, ar ne, kažkas sėdi ir galvoja, kad norėčiau, nuo ko tu pradėjai domėtis, kur tai buvo pirmieji žingsniai tavo. Kas tave tai paskatino, kodėl? Aš visą laiką svajojau ir man tai patiko ekonomika, bet nebuvau pats geriausias vaikas mokykloje ir šansų neturėjau mokintis to. Ir kai nesenai sužinojau, kad pasirodo, čia viskas yra žmonių, čia ne dievų, o paprastų žmonių dalykas. Čia labai geras iš tikrųjų posakis. Tai aš buvau visų pirma šokiruotas ir nėriau visą galvą. Ir kur skaitėjai daugiau internete kažkur? Pas tokį Mindaugą Navicką iš Klaipėdos mokinausi ir dabar tos informacijos AI-us visi čia tik norėk domėtis, gausi tiek informacijos, kad... Būtent. Tai Tomai tada gal jau prie prastesnių reikalų, tai ką patarsi tam žmogui? Nu, sakykim, kažkur investavo, 20-30% nukrito tos akcijos. Tai koks patarimas būtų tiem žmonėms? Negaliu dalinti patarimų. Nu, bet iš patirties. Jeigu turėčiau pinigų, žiūrėčiau, ką dabar pirkti. Na, taip. Aš irgi sakau, nu, nesvarbu, ar kažkas nukrito, ar tos akcijos, ar ką, kol jūs neparduodat tų akcijų, tol jūs nieko nepralošėt. Jeigu pažiūrėti istoriją, ne, kad ir ar Londono centro istorija, tikrai buvo ir karų, ir visko, bet tie žmonės turėdami tuos namus Piccadilly Street, ne vienas jų nepardavė, ne. Taip pat ir su akcijom, jeigu jos ir nukrito, tikrai nereikia pergyventi. Jūs nieko nepralošite, jūs gali nukristi iki tiek, kad, nu ką, jūs nepardavėt nieko ir nepralošite. O kadangi mes visi žinom, kad jos pakils, kaip ir bet kas, po bet kokių krizių, tai tikrai, manau, nereikėtų labai ir panikuoti. Tomai, o kaip taurieji metalai? Kokia tavo nuomonė apie tauriuosius metalus? Auksas, sidabras, čia turėjom labai didelių svyravimų. Labai įdomi tema, auksas, sidabras. Prašau, mus šiek tiek taip nušviesti. Todėl, kad auksas visą laiką buvo kaip atasvara. Ir po to, kai Amerika pabėgo nuo gold standarto, ten 79 metais, centrinis bankas, ar ne? Atsirišo, viskas pasikeitė. Bet dabar, kai Amerikos pasitikėjimas Amerika labai stipriai pasaulyje sušlubavo, masiškai bankai perka auksą ir kaupia milžiniškas aukso atsargas, kai kurios šalis, tarkim, Vokietija, atsiminėja dalį savo aukso iš Amerikos, kad turėtų savo bankuose, o sidabras aplamai tai yra žaliava, kuri yra naudojama kiekvienoj mikroschemai, visur sidabras yra. Jo, iš tikrųjų visi galvoja apie auksą, bet sidabras yra labiau naudojamas. Auksas nenaudojamas. Jo. O sidabrasgi visur, į automobilių, visur. O kaip mums nusipirkti, pavyzdžiui, aš noriu investuoti į sidabrą, kaip mums nusipirkti, ar man kažkaip nusipirkti, parsisiųsti ir pas save kažkaip saugoti, bet kokios yra tos galimybės ir kokios opcijos? Bullions yra eiti į oficialius UK, tarkim, kas pardavinėja oficialius tuos kaip bullions su kodais, su sertifikatais. Numeruotais, jie turės didžiausią vertę. Tai juos galima parsisiųsti savo ir laikyti, ar ne, kažkur seife. Aš galvoju, kad irgi, nes žmonėms vis tiek akcijos, čia viena tema,
tu turi fizinio kažką, ar ne? Tu turi kažkokį fizinį daiktą, bet mums kažkaip visada norisi to fiziškumo tokio, ar ne? Bet akcija yra toks dalykas, kad jeigu tu turi likvidžią akciją, nesvarbu kur tu esi, svarbu turi internetą, tu parduoti gali per sekundę, jeigu tai yra normali likvidži akcija, kokia Nvidia, Tesla ar ten Google'as, whatever. Sidabro tu taip lengvai nerealizuosi. Taip. Tu jį realizuosi, jei po krizės, nes tarkim, jeigu būtų kažkokia rimta krizė, nu niekam nereikia to sidabro, ką tu ten nesatysi šiandien. Akcijas gali parduoti lengviau. Tai... Aš irgi turėjau įdomią diskusiją dėl aukso, sidabro, tai vienas iš mano klientų iš tiesiog, ko jis labiausiai bijojo, jis bijojo, kad tiesiog iš jo pavogs. Jo. Ir taip įdomi, atrodo, primityvus dalykas, žmogus sako, nu jo, čia auksas labai patrauklų, kažkaip idėja, čia kyla, bet sako, iškart kitos problemos, kur laikyti. Voltai. Jo, ir voltai, bet aišku, vėl kainuoja ir sako, aš bijau, namus ateis ir išsineš kažkas. Tai vis su bet kokiu, aišku, investavimu, ar, manau, vis ateina automatiškai kažkokios problemas, ne? Bet, nu, reikia dėl to su galva, manau. Skau, iš tikrųjų, ir pats paminėjai, Tomai, apie infliaciją, mums labai reikia į tai atsižvelgti, labai reikia suprasti, kas tai yra, kaip tai mums kenkia ir kaip iš tikrųjų išvengti. Ir aš galvoju, kai mes kalbėjom, kad sakai, infliacija iki 4-5%, ar ne, mums reikia pamastyti, kad mūsų pinigai ties stovintys banke ar stovintys kažkur koiniai įkišti, ar ne, jie nuvertėja. Jie netenka savo vertės. Tai čia yra pagrindinė, jaučiu, motyvacija žmogui įdarbinti tuos pinigus. Ir dar ką aš pastebėjau, kad valstybė neskuba parodyti šitos problemos. Neskuba parodyti, kaip žmonių pinigai nuvertėja, už ką mes galėjom už 100, tarkim, svarų nusipirkti prieš 20 metų ir ką mes už 100 svarų galim nusipirkti dabar. Kažkaip bando parodyti, kad atlyginimas biškelį pakilo, bet realiai vertė pinigo jinai yra labai labai nukritus. Ir jeigu, tarkim, ta pati vertė būtų įdėta į akciją, kuri ne tik nenukrito, o išaugo, kaip dangus ir žemė. Taip. Ir tas pats ir su nekilnojamu turtu, kad jeigu mes pasimėm ilgesniai perspektyvoje, ar ne, tai ta infliacija daro mums paslaugą, nes kažkiek tai ta paskola yra suvalgoma. Remigijau, kaip čia taip yra su tom paskolom? Nu, su nekilnojamu turtu čia jau toks ilgas investavimo dalykas. Be abejo, visi žinom, kad kažkiek tai be abejo pabrangs, bet kaip Tomas minėjo, ta infliacija suvalgo kartais ir tą pelną. Nu, su nekilnojamu turtu yra du dalykai. Visų pirmiausia, tai kad kažkur reikia pačiam gyventi, o kitas dalykas jau turim galvoti, kaip investuoti. Vieni nusprendžia palei savo galimybės į kitus nekilnojamų turtus, kalbėjom vėl apie, kad kažkur kitur galim investuoti. Tai vienu žodžiu, ką noriu gal patarti, kad reikia domėtis visų šito reikalų, labai stipriai domėtis, ne? Nieko, kaip Tomas minėjo, nėra dabar čia tik išrinktųjų reikalas. Ir galų galę tas, manau, 100 svariukų investuota šiai dienai, kai jūsų ten dukrytė ar sūnus sulauks 21 metų, jis, manau, tikrai labai apsidžiaugs, ne? Ir nu, paprasčiausiai reikia domėtis visko. Aš dar pridėčiau, kuo man labai įdomu investavimas į vaikus, tai kad atėjus laikui, tu galėsi parodyti vaikams jų sąskaitą. Jie negalės nieko daryti, bet tu galėsi su jais jau kažką pirkti, parduoti. Ir nuo mažens tu nebeduodi jiems žuvį, tu jiems duodi meškerę. Atėjus laikui, jie jau turės meškerę, o ne žuvį rankoje. Ne tarkim 20-50 tūkstančių. Už ką ten mašiną nusipirks ar dar, kad tai čia bus waste of money. Bet jeigu jiems tu rodysi, kaip kas augo, ką tu perki, ką parduodi, po to jie patys gal norės kažką tai savo. Čia dar education, mano, labai. Taip, tai čia vienas iš tų būdų, kad netgi savo vaikus ir pamokinam tom, kad žiūrim, kaip ten tėvukui sekės, kad kažką bandė daryti ir aš manau, iš to viso ir iškyla papildomi klausimai, kaip padaryti, kaip geriau padaryti ir visa kita. Aš galvoju, čia yra atsakymas, kaip Remigijus minėjo, apie edukacinę sistemą, ar ne, kad mokyklos mažai, tai aš galvoju, mes kaip tėvai turim tikriausiai prisimti atsakomybę, ar ne, ir rodyti pavyzdį ir edukuoti, net paprastas dalykas, aš savo dukrą ir į parduotuvę einu ir kalbamės apie kainas, kas kiek kainuoja, lyginam, kas pigiau, kas brangiau, tai aš galvoju, nuo tokių paprastų dalykų. Dabar seminaras jau žinot, gal tikslę datą? Datos dar nežinom, su tomu nuspręsim tikriausiai po Velykų mes čia,
bet manau ganėtinai greitų laiku ir jo, visus pakviesim, visus, kas žiūrit, tikrai siuntinėsim pakvietimus. Aš galvoju, kad superinis dalykas ir aš galvoju, kad galbūt tas susidomėjimas toks didelis, kad mums reikės netgi didesnių patalpų. Tai faina, kad viską apjungiam, Taip. ar ne, tas mūsų projektas UK turto strategija, tai yra apie turtą, ar ne, apie strategiją. Tai aš galvoju, kad ta edukacija, tas dalinimasis, šitas švietimas žmonių yra pagrindinė misija, kurią mes Jo, ir nešam. reiktų, manau, nebijot klaustų klausimų, parašyta, nebijot galbūt kažkokiu kvailesniu, ne. Dažniausiai žmonės galvoja, čia kvailas klausimas, bet iš tikrųjų nėra tų kvailų klausimų, paklaust, parašyti ir tai jo, Tomai, ačiū labai, kad tu apsilankei, kad čia gal ekspromtų mes užpuolėm tave jo, labai malonu buvo pasimatyti su tavim ir manau, kad dar daug dalykų kartu nuveiksim. Tai kągi, turėjome ypatingą svečią, iš tikrųjų tikiuosi, kad buvo informatyvu ir mes sužinojome tikrai nemažai dalykų. Aš apsidžiaugiau, kad bus seminaras tą temą, kad galėsime apsilankyti ir netgi akis į akį pakalbėti su Tomu ir paklausti klausimų, kurie gal mūsų seniai neramina ir iš tikrųjų eiti po truputį į tas investicijas. Na, mes toliau tęsime su Remigijum mūsų tom senom, gerom temom, ar ne? Tai mano klausimas Remigijui būtų, Remigijau, ką mes turim procentus kokius, kur žiūri mūsų rinka ir tokias mini prognozes, kaip tu galvoji, ar tos nukris palūkanos šiek tiek bent jau, ar mes to nematom ateityje? Dėl palūkanų tai ganėtinai sudėtingai, Tomai. Sudėtingai, kai kurie bankai sugebėjo per paskutinės 10 dienų 2 kartus pakeltą, ne? NatWestas 2 kartus pakėlė, ne? Net BBC rašė ir visi kiti puslapiai. Palūkanos kyla, ne? Ką šiandien fiksavai, pavyzdžiui, Remigijau? Palūkanos visos artėja prie 5%, visi bus jau artėjom prie 5%, buy to let irgi apie 5% ir daugiau. Gal yra tų geresnių palūkanų, bet jeigu geresnės palūkanos, tai banko mokestis ten apie 10-12 tūkstančių. Tai ir depozitą, aš girdėjau, kad turi turėti didesnį depozitą. Ne, depozitas pakol kas nieks nesikeičia, gal tik tai su mažesniu depozitu dar iškiau tos palūkanos pakilo, ne. Be abejo, ne, žmonės klausia tų klausimų, aš supranta žmonės, kad benzinas pabrango, dizelinis pabrango, duona pabrango, bet kai žmonės nesupranta, kaip tos palūkanos kyla, prie ko čia dabar kažkur karas vyksta, prie ko tos palūkanos, bet čia gal kita tema, kodėl jos brangsta. Mes kalbėjome, kartą minėjom, kad tas visas priklauso nuo infliacijos, iš tikrųjų nemažai. Labai infliacija kyla ir bankai labai bijo, kad šiandien paskolins pigiau, negu jiems reikės vėliau nusipirkti tuos pinigėlius. Tai gal čia viena iš tų priežasčių, kad jie mato, kad gali tikriausiai tekti ateityje pirkti brangiau, negu tu dalina šiai dienai tos pinigėlius. Jo, bet palūkanos kyla, kažkokių tokių superinių tų naujienų nėra partai, kad palūkanos pakilo. Tai va, kaip tas affordability dabar, pavyzdžiui, labai įdomus, labai įdomus, ne? Visi žinomi, kas yra LTV, loan to value, ne? Šiandien iš tikrųjų pasidomėjau, tai loan to income ratio, ne? Dauguma bankų, nežinau dėl kažkokių priežasčių, tikriausiai, kad palūkanos pakilo, jie truputį atlaisvino tą loan to income, kad šiuo momentu... Ką tai reiškia klientui? Tas reiškia tam klientui, kad su jūsų alga truputį bankas daugiau paskolins. Čia tikriausiai ir bankai gal kažkokius sunkesnius laikus pragyvena ir gal bando surasti kažkokių idėjų, kaip tiem žmonėms daugiau paskolinti. Ne? Ir šiai dienai NatWestas atlaisvino šitos dalykus, kad su jūsų alga truputį daugiau paskolins. Aišku, kažkokių ten milžiniškų tų skirtumų nėra, bet jie yra laisvesni šiai dienai. Tai va tas affordability reitingas, kaip jis skaičiuojasi ir ką jis lemia gaunant paskolą? Affordability dažniausiai reiškia vis dėlto, kad bankai nori apsidrausti ir žinot. Dažniausiai yra skaičiuojama, kad jeigu, tarkim, jūsų palūkanos šiai dienai 4%, bet jie vis dar įskaičiuoja, ne, kad jūsų palūkanos, tarkim, po 2 metų bus gal 6,75. Ir jie naudoja tikriausiai tą 6,75, kad apskaičiuoti, ar jūs galėsit sau leisti. Netgi mes, kai išduodam tokius dokumentus, key fact information apie visą informaciją apie paskolą, ten vienam iš punktų yra parašyta, kiek kainuos jūsų mėnesinis mokėjimas ir kiek jums kainuos, jeigu palūkanos pakiltų, tarkim, iki ten 10%. Netgi bankai, tai va visas šitas dalykas yra įskaičiuojama į affordability ir jie tikrai nori, kad būtų užtikrinta, jeigu pakiltų netikėtai 2%,
kad žmonės neturėtų kažkokių finansinių sunkumų ir problemų. Dabar šiai dienai jūsų klientai, ar neremigijau, ką jie renkasi fiksuojant palūkanas? Ką pastebit, ar 2 metai pas mus, ar 5 metai, kas vyrauja? Nu, čia gal, žinai, dauguma, 2 metai ar 5 metai, kaip visados priklauso šiek tiek nuo žmonių rizikos, kiek bet jie taip nori ir kalbu, bet ką žmonės, kaip jie linkia matyti situaciją, ar jie linkia fiksuoti 2 metam ir galvojant į priekį, kad jos gal, nežinau, gal kažkaip taip gautus, ne taip, kaip pasakyčiau, bet nenoriu suklysti, bet jeigu kalbėčiau apie anglų klientus, tai anglų klientai daugiau renkasi be abejo ilgesnius laikus, 5 metai ir gal ilgiau. Mūsų tautiečiai, lietuviai, mes dažniausiai gal šiek tiek trumpesnį laiką. Tai reiškia, kad mes optimistai ar? Ne optimistai, bet mes dažniausiai, neužmirškim, kad mes visi esame imigrantai, ne? Ir mes turim planų, ir mes galvojam gal grįžti po 2 metų į Lietuvą, ar už 3 metų nusipirkti kažkokius namus Ispanijoje. Dažniausiai visi šitie faktoriai lemia, ką žmogus darys. Ir 5 metai yra ilgas laikotarpis. Ir dauguma žmonių galvoja, aš jau ganėtinai pavargau, ten noriu grįžti į Lietuvą. Tai be abejo, jie fiksuojas trumpesniam laikui, kadangi jie turi planų. Ne? Tai va, tai vienu žodžiu, taip, kad pasakyti, kuris daugiau ar mažiau, labai sunku pasakyti. Labai lemia specifiniai faktoriai kiekvieno žmogaus. Ne? Aš ką galiu pasakyti iš patirties, tai mano sesė labai keikėsi, nes jai reikia refinansavimas ateina lapkritį ir tik 2 metam turėjo, tai labai keikėsi, žodžiu, prieš labai gailisi, kad ne 5 metam. Va, iš tikrųjų, čia tu tokia įdomi tema palėtė, atrodo tokia nekalta tema, bet ką daryti tiems žmonėms, ne? Taip. Jie prieš 2 metus turėjo geresnės palūkanas. Taip, ir žymiai geresnės. Jo, tai, ką reikėtų daryti? Reikėtų shop around, reikėtų pereiti visus bankus, reikėtų gal daugiau brokerių paskambinėti. Reikėtų bankam patiems paskambinti, nes kai kurie bankai leidžia jau užsifiksuoti tuos dylus prieš 3, netgi 6 mėnesius. Okay. Ir jeigu jūs susifiksavot anksčiau, šiandien, tarkim, bet čia bankas, kur jau tu su juo esi? Kur jūs esate, okay. Ne? Kur jūs esate, netgi ir kitas bankas, jūs galite perėti į kitą banką, irgi užsifiksuoti. Ir vienu žodžiu dabar, jeigu bankai nukristų palūkanos, jūs galite pakeisti palūkanas iki to laiko, kol baigėsi jūsų fiksuotas periodas. Aišku, jeigu pakilo palūkanos, nu, tai jūs jau galėsite džiaugtis, kad... Jo, tai gal va, toks patarimas būtų žmonėms, kad kiek galima anksčiau pradėti ieškoti. O prieš kiek laiko aš galiu, tarkim, pas jūs ateiti, kaip pas brokerį, ar ne? Vat, galiu aš prieš pusę metų ateiti? Be abejo, jūs galite ateiti iš tikrųjų prieš pusę metų, nes visas paskolos, mortgage, tas offeris, jis yra galioja 6 mėnesius. Tai jūs galite ateiti prieš 6 mėnesius ir turėti jau tą visą paketą, tų palūkanų ir visą kitą ir kažkiek tikrai išlošti. Tai aš šiandien jau galėčiau užsifiksuoti konkrečiai ar... Jo, jūs užsifiksuojat, bet kokiu atveju, jeigu šiandien įsiunčiu applicationą, sakykime, su 4,8%, tas reiškia, kad jūs ir turite tas 4,8%. Jeigu jums baigės fiksuotas, sakykime, Liepos 1 dieną, tai mes ir sėdėm ir laukiam iki tos Liepos 1. Taip. Jeigu tas bankas, sakykime, kažkokiu stebuklu nukrito palūkanos, tai aš galėsiu pakeisti be jokių problemų. Jeigu pakilo, mes vis dar turim... Tai aš galvoju, čia iš tikro aš iškirpsiu šitą ir įdėsiu į reelsus, kad tikrai žmonėms, kai kurie gal net nežino, kad taip anksti gali jau ateiti. Jo, iš tikrųjų, šiandien aš netgi BBC žiūrėjau, čia netgi ne mano idėja, per BBC žinias sėdėjo kažkoks finansininkas ir BBC žurnalistai ir klausė, ką dabar daryti tiem žmonėm, kurie turėjo 3% ir dabar jau 5 gaus. Jo. Nu tai kažkokio to superinio patarimo nėra, tik tai, kad ieškot, negalvokit, kad jūsų bankas vis laik pasiūlys geriausias palūkanas. Turėtumėt kreiptis ir brokerius ir kad jie galėtų paieškoti didesnės ir geresnės tas palūkanas, nedidesnės, mažesnės. Ir geresnės tas palūkanas. Be abejo, turit viską įvertinti, kai kurie brokeriai ima kažkokius mokesčius, turite irgi įvertinti. Aš žinau vieną, kuris neima. Jo, tai vardu Remigijus. Subatęs, ar ne? No. Tai jo, va tai toks paprastas patarimas, ką daryti tiems žmonėms, kaip tavo sesiai, kad kiek galima anksčiau pradėti. Supratau, tai gerai, tada aš galėsiu jai patarti. Dabar žiūrėk, Remigijau, toksai dalykas. Kovo mėnesį, per paskutinius 18 mėnesių, fiksuojamas kainų pakilimas nekilnojamo turto rinkoje 0,9%. Tai yra didžiausias pakilimas per vieną mėnesį per 18 mėnesių. Ką tu galvoji? Ar tu pastebi, kad ateina pas daugiau klientų, kad applications yra daugiau ir mes padiskutuosim, iš kur tai atsiranda? Jo, iš tikrųjų, žinau, kažkaip ir nelabai tikėjau, Tomai, bet pasitikrinom ir iš tikrųjų labai įdomus faktorius. Ir kai dabar paminėjai, tikrai jo, kažką girdėjau, kad ir bankai tą mėnesį išskolino labai didelius kiekius pinigėlių. Sunku pasakyti, žinokit, kodėl kažko paskutiniu momentu viskas daros labai nenuspėjama, ne? Tomai, gal paprasčiausiai
Sunku pasakyti, ne, gal kažkas šiek tiek įsigando tų karų, gal kažkas sugalvojo kažką nupirkti kitus papildomus namus kaip investicijai, o gal paprasčiausiai žmonėm baigės fiksuoti periodą, įsiėmė pinigėlius ir perka kitus namus. Aš ką galvoju iš tikrųjų iš savo pusės, aš galvoju, kad žmonės susidūrė su realybė, ar ne? Prieš 4 metus turėjo tas mažesnės palūkanas, ar ne, jie galvojo, laukia to momento, kad nukris ir vis auga. Tai aš galvoju, kad jau baigėsi tos iliuzijos, kad kažkas gali nukristi ir galvoju, tai reikia veikti iš tikrųjų. Jo, čia labai gerai pastebėjai, nes dažniausiai, kai žmonės turi 2 procentus ir palūkanos pakyla, šiek tiek yra stagnacija ir žmonės vėliau laukia. Be abejo, kažkaip praeina kažkoks laikotarpis ir jie pripranta prie tų palūkanų ir ką, jau mato, kad kito varianto nėra ir tiesiog jie priprato, kad čia jau bus tie 4-5 procentai ir jie toliau dalyvauja su tos pirkimus. Aš pastebiu iš savo pusės, kad iš tikrųjų tie namai, jie labai ilgai stovi. Jie stovi ir tas pricingas, mes vėl miniu, pricingas ir jeigu kaimynas savo pricino, tu pricini ir mes stovime, žodžiu, tai kaip ir kainos auga, pardavimai stovi, tai čia yra kuriozas. Gal jie, Tomai, tie pardavėjai tavęs nepažinojo. Jo, tikriausiai. Aš ką mėgstu sakyti, tai pardavėjai gyvena 2.21 kainom, o pirkėjai perka su 2.26 realybė, ar ne? Tai čia ir įsiskiria, ar ne? Aišku, jeigu sugrįžti prie nekilnojamo turto, aš manau, kad pardavėjas visą laiką nori gauti daugiau, ne? Ir dažniausiai mes gyvenam tos namus, labai pervertinam tos namus, nes čia mūsų namai, mūsų rūmai ir mes galvojam, kad yra wow, aišku, kažkas kitas ateina, jis gal taip nebegalvoja. Tada reikia aišku, normalią turėti nekilnojamo turto agentūrą, kad gal paaiškintų, padėtų ir suprasti, kokia ta kaina, nes sėdėjimas ir laukimas kažko ten laukto pirkėjo sukeltą kainą tikrai turi labai neigiamą poveikį namo pardavimui. Nes visi mato mane, kokios kainos buvo, kiek vėliau numetėt nuo tos kainos ir tada jau gaunas toks rėdėjimas į bedugnę, kas pradeda gąsdinti pirkėjus. Aš dažnai pamatau iš viso, kad buvo listinta 2.24, 2.25, listinta ir išimta. Dabar toksai... Ar žinai, Remigijau, kur UK didžiausias augimas užfiksuotas, kokiam regione? Nežinau, tikrai žinau, įtariu, kad ne Londone, ne kažkur Šiauriniai Airijoje 9,5%. Wow, okay. Crazy. Ir aš pažįstu keletą žmonių gyvena Šiaurinėje Airijoje, tai ten nekilnojamas turtas net neina į marketą, ten žmonės pešasi, nes demand yra tokia didelė, o pasiūla yra super maža. Tai ten užtenka WhatsApp grupėse įdėti kelias nuotraukas ir pas tave eilės. Visą laiką iš tikrųjų Šiaurės Airija buvo patraukli. Aš pats esu buvęs daug kartų, gal prieš 5 metus bandžiau investuoti, ten pirkti namukus. Tikrai daug apvažiavęs ten ir su klientais ir pats buvau nes jeigu kalbėti tik tai apie buy to let, ten tikrai, pavyzdžiui, kai kurios miestos tiesiog tiek paklausu, kad tarkim, paklausu todėl, kad ten dideli fabrikai. Taip. Ten vienam buvo fabrike gal 2000 darbuotojų dirba. Miestelis nedidelis. Tai ten ir tie namai ganėtinai pigus. Ir tikrai geras, manau, patarimas, kad reikėtų pasižvalgyti. Ir tuo labiau aš kaip brokeris galiu padaryti Šiaurės Airijoje, nes Šiaurės Airija vis dar lieka Jungtinė karalystė ir tos pačios taisyklės galioja. Kad nėra mainland, bet vis tos pačios vis tiek visos tos pačios, visi bankai, Anglijos bankai, bent jau visi didieji high street bankai, jie visi dirba Šiaurės Airijoje. Tikrai ir klientų daug turiu, kurie nusipirko Šiaurės Airijoje. Jeigu čia gal vienas iš tokių įdomesnių variantų, kad pirkti ir investuoti Šiaurės Airijoje. Aš dabar tokį, nežinau, šiaip iš viso tokį klausimą, kadangi aš dirbu su Kelly Williams, ar ne? Tai turiu 320 kolegų. Ir aš matau, ką jie listina, ar ne? Ir aplinkui Lycą mačiau mano kolega 4 bedroomų su garažu, milžiniškas, 200 000. Dabar, Remigijau, kaip tu galvoji, iš savo perspektyvos, pavyzdžiui, tarkim, aš dirbu už minimalią algą, ar ne? Tai mano žmona, tarkim, dirba už minimalią algą. Taip. Koks man skirtumas, ar aš nusipirku čia, taupausi tą depozitą, ar aš už tą pačią minimalią algą dirbsiu ten, bet kaip tu galvoji, ir koks to požiūris apskritai, tos milžiniškus skirtumus ir kur žmonės renkasi gyventi, ir apskritai, tokiam regione, dėl ko verta gyventi, kaip Londone, aplinkui Londoną, kokia tavo... Žinai, Tomai, iš tikrųjų čia nepaslaptis, kad ar Londone, ar kitos didžiausius pasaulios miestus labai tampa brangu gyventi, ne? Patys žinom, kiek išbrango nuoma.
patys žinom, kiek subrango transportas, kiek kainuoja parkingas. Manau, ir mašiną jau kažkur pasistatyti baisu. Aš gavau 3 baudas. Per paskutinę savaitę čia tik įstersiu 3 baudas, ar ne? Gavau vieną už greitį, važiavau 24, ar ne? Kitą gavau už raudoną šviesoforą, 0,9 sekundės. Ir dar vieną gavau už bus lane. Tai aš esu vienas iš didžiausių UK government rėmėjų. Bet čia, žinai, Tomai, tokie dalykai yra išvengiami. Nedaryk tokių dalykų ir baudų nereiks. 24, žinai, tas baudas gali mokėti ir lycė, žinai. Bet iš tikrųjų jo, yra labai subrangę didmiesčiai, ne? Ir manau, dauguma klientų ieško alternatyvų, ypač kai kurie gal kokios jaunesnės šeimos, gal kur vaikų neturi, gal kur lengviau judėti. Be abejo, žmonės mes tokie esame, ne? Bandomės kažkur prisitaikyti prie lengvesnių gyvenimų sąlygų. Galų gale mes kaip lietuviai išbandėm tą didmiestį Londoną, ne? Ir be abejo, daug kam iš vis nepatinka, nes jis yra labai didelis miestas. Aš vienas iš tų. Jo, tai va, ir kiti žmonės pradeda žiūrėti, o gal aš išvažiuočiau kažkur kitur gyventi. Ir netgi mano dukra, kai parodė dabar kokį namą pirks, kažkur ten už Peterboro, kažkur kaime, wow, iš tikrųjų, ne, čia Londone, butuką net nenupirktum. Tai visi šitie faktoriai, manau, lemia, kaip žmonės juda ir visi ieškom kažkur geriau ir įdomiau. Ir kitas dalykas, kad mes kuo toliau, tuo labiau judam į darbą iš namų, ar ne? Tai mes kuo toliau, tuo mažiau važiuojam į ofisus ir dirbam iš namų. Tai realiai, jeigu tu po gali COVID labai dirbti tai nuotoliu, pakeitė. Tai. Ir aš pastebiu, kad iš tikrųjų tai daug labai įtakoja ir aš galvoju, kad iš viso ilgainiui, dėl to gal ir kainų tas augimas pas mus Londone iki 1%, o kai kur ir net kritimas, tai lemia, kad tas Londonas jau nėra toks patrauklus. Nu jo, čia, aišku, čia kitos jau diskusijos patrauklius ar ne, daug pliusų, daug minusų, žinai, be abejo, ir galų gale, manau, kaip ir visoje, gal ir Europai, taip ir Anglijoje, kai kurie miestai jau rimtai pasitempia, ne, manau, nėra patys geriausi universitetai, tarkim, Londone, aišku, be abejo, vienas kitas yra, bet tikrai puikių universitetų yra ir Lyce, ir Manchester, ir Liverpool'e, jo, ir dauguma žmonių irgi tai masto, kad galų gale kažkas pigiau ir gal paprasčiau kažką galim pasiekti, bet be abejo, Londonas yra Londonas. Man patinka. Bent jau galima pasakyti, kad gyvenu Londone. Aš buvau susitikime, turėjau tokį labai didelį investuotojų, apskritai property meeting Kente. Ir aš pastebėjau, kad ir daug labai buvo kalbama apie Leeds iš tikro, kad Leeds'e dabar prognozuojamas tas toks didžiausias augimas, ar ne? Infrastruktūrai labai daug pinigų investuojama, studentų 80 000, man atrodo, vien tik studentų. Ir juos reikės kažkur apgyvendinti, ar ne? Tai kalbant apie investicijas, sakau, aš čia ne patarimas, bet aš labai seku rinkas, seku atskirius regionus ir vat Lydsas ir ta šiaurė apskritai jinai dažnai minima. Bet kaip sako, kai jau minima, kai jau sakoma, kad tai yra per vėlu, ar ne? Jo, jeigu jau čia taip gal konkrečiau jau apie Leeds, jeigu kalbėjom, tai aš labai gerai susidūrė su Leeds, nes mano dukrytė 3 metus studijuoja Leeds. Tai jo, Leeds tai tikrai patrauklus mano miestas, nes bijau pameluoti, gal 5 ar 6 turi universitetus. Tiesiog mieste išeini vien jaunimas. Tai, wow, vienas jaunimas ir be abejo ten dukrytė už vieną kambariuką, jinai moka apie gal arti 600 svarų už vieną kambarį, ne? Čia vieno tik kambario nuomas share Jo, merginos 6 nuomavo 6 kambarių, nes ir, vot kas įdomu, faktorius, ne, pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie tą Leeds, kadangi man ta dukrytė studijuoja, tai įsivaizduojat, norint įsikraustyti namą rugsėjį mėnesį, jūs minimum turite užsirezervuoti namą prieš Kalėdas. Minimum. Tai įsivaizduojat, tam landlordui, kur turi tuos namus, yra užrezervuojama ir sumokamas depozitas gruodį, o jaunimas tik atsikraustys tik... Čia yra landlordų svajonė. Jo, bet čia manau kažkokius stebuklų, gal aš nepasakiau, manau, kas turi vaikus, jie mato, kad tos labai yra populiarūs. Leeds jo, yra fantastinis, nes ir kaip paminėjai, kainos tikrai, kaip tu sakai, 200 000, manau, tikrai ir patrauklius. Bet kaip ir anksčiau kalbėjom, Tomai, jo, reikia įdėti darbo, pasidomėti visur, pasidomėti tom kainom. Research. Dabar aš girdėjau, kad susidūrėt su tokiais žmonėm, kurie nori pradėti projektus ir investuoti į projektus, ar ne? Turėjot gal tokį meetingą su kažkuo, ar ne, kad planuoja investuoti. Šiek tiek palėtėt bridging loans, ar ne? Ar galime labai trumpai, briefly žmonėms šiek tiek papasakoti, kas yra bridging loans, kada jos naudojamos? Taip.
kiek jos kainuoja ir kaip įrankis, kada mums galima jas pasitelkti. Tai bridging, tas pats žodis ir išvertus į lietuvių kalbą yra tiltas. Taip. Yra tiltas tarp kažko, Tai dažniausiai jis yra tiltas, kad nupirkt kažkokį nekilnojamo turtą, jis tikriausiai bankai jam nepaskolins. Jūs naudojat bridging loaną, nusiperkat tą nekilnojamą turtą, jį suremontuojat ir naudojat tą tiltą, pereiti į normalų banką, perfinansuoti normaliam banke ir atiduoti bridging loaną. Bridging loanas gal reikėtų pažymėti, kad tai yra labai brangus dalykas, turi būti labai atsargus, gal tai turėtų būti paskutinis jūsų variantas ten naudoti bridging loaną, bet gerai pasiskaičiavus, gerai apgalvojus, manau, jis gali labai gerai suveikti. Aš šiandien Tomai tavo įsiunčiau, šiandien tą namuką, kur bankai neskolina paprasčiausiai, namukas kur Dagenhame, Dagenham, jo. Ir paprasčiausiai bankai neskolina, nes kažkas buvo pradėta daryti, nedabaigta, tai ir kaina tikrai nebloga, ten tikrai gal 100,000 mažiau. Tai šito variantų bridging loaną galit naudoti, pasiskolinti, nusipirkti, sutvarkysit, perfinansuosit ir išeisit, bet bridging loanas jis brangus. Ar bankai atsižvelgia į individualų žmogų, kiek jis uždirba, kokios jo pajamos duodant bridging loan? Ar vis tiek, ar atsižvelgiama daugiau į nekilnojamą turtą, kuriam tai... Bridging loanai nėra kaip būsto paskolos, jie yra neautorizuoti produktai, tai tikrai yra lankstesni, ne? Ir lankstesni, ir be abejo, kadangi jie yra lankstesni, dėl to jie apibauduoja, sakykime, tuos klientus, ir palūkanos yra aukštesnės, ir visokie išėjimo mokesčiai didesni, įėjimo mokesčiai, advokatai, vien žodžiu, tų tokių mokesčių sudaro labai daug, ne? Bet jie sakyti tavo klausimą, jie yra nekontroliuojami ir tie visi bankai, ar tie lenderiai, kurie duoda bridging loanus, jie žiūri lankščiau į tavo pajamas ir visą kitą. Bet depozito reikia. Norint gauti bridging loaną, tikriausiai teks įnešti 25 ar 30% depozito. Žodžiu, tai negalime... Nors kai kurie skelbės, kad vos ne 100% bridging loan. O iš patirties yra tekę su tokiais susidurti, kad 100% daryti bridgingą? Yra tikrai tekę susidurti, jeigu projektai yra labai geri ir gali žmonės užstatyti kaip ir savo turtą, kaip garantą, tai jie skolina visiškai visus pinigėlius tam projektui, bet rizika tai kosminė. Rizika didelė ir bankui, ir pačiam klientui, dėl to sakau, viską reikia pasiskaičiuoti, ypač finansiškai, kad nenusipirkti tokį dalyką, kad vėliau bus neįmanoma neperfinansuoti, nebus įmanoma parduoti, o bridging finance yra dažniausiai 12, ar ten, kai kurie jau 2 metai galima, ne? Čia maksimaliai 2 metai. Maksimaliai, ir tai čia reikia labai, labai atsargiais būti. Ir jūs, Remigijau, galite su tuo padėti? Su mielu noru padėsiu ir patarsiu, bet pirmą reikėtų prieš bridging loan išbandyti visus normalesnius tuos produktus, kur tiek nekainuoja daug ir visa kita. Čia turėtų bridging loan būti gal paskutinė tokia dalis viso to finansavimo. Aš kaip kalbėjau su investuotojais, tai nieks nepradėjo nuo bridging loan, ar ne? Ne. Visi pradėjo nuo paprastų buy to let, tai small steps, ar ne, domėjimasis, ėjimas kažkur į renginių skaitymas. Čia bridging loan tikriausiai jau, kai tu esi patyręs investuotojas, kai tu turi network didelį, kai tu žinai, ką darai. Iš tikrųjų reikėtų arba žinių turėti, arba turėtume turėti gal kažką užnugarį su patirtim, kas galėtų patart, kas galėtų apšviesti, kiek jie gali kainuoti, kokios gali būti problemos ir visa kita. Nes dažniausiai žmonės vis tiek, kad ir kaip būtų kažkaip pervertinam savo jėgas. Dažniausiai galvojam, kad aš namuką parduosiu per 6 mėnesius, o kartais tenka parduoti ir per 12 mėnesių. Tai visus šitos dalykus reikėtų apgalvoti, be abejo turėti tokį, kaip vadinu, emergency fund, kad jeigu kažkas atsitiktų, kad kaip jūs atiduosit, kaip jūs pragyvensit ir turėt viską gerai pagalvoti. Ar tekę susidurti, dabar perėsim kitą temą, aš buvau dar kitam networking evente, ten labai daug kalbėjo apie lease extensions. Ir aš, kaip išgirdau tokias sumas, kad už lease extensions 70,000 netgi žmonės moka, ar ne, perka property su short lease, kas, sakyčiau, 40-50 metų, ar ne. Dabar aš galvoju, Remigijau, ar jūs galėtumėte man pasakyti, trumpiausią lysą, kokį jūs esat suradę paskolą gavę? Žinai, su lysais čia irgi įdomi tema ir ganėtinai plati tema. Man aš buvau ir galų gale, jeigu ir trumpas lysas, be abejo, yra problema, bet su ta problema atsiranda gal ir
galimybės uždirbti iš to trumpo Visiškai, lyso, jo, visiškai. tikrai įmanoma, ne? Ir trumpiausi lysai bankai vis dėlto, jeigu jau yra mažiau negu 70 metų, jau aš susiduriu su problema gauti paskolą. O yra tokių specializuotų, pavyzdžiui, kaip vat yra Kensington ar ne, kur duoda, kai tu nesi visiškai švarus, Jo, ar jo. yra tokių grinai specializuotų, kas į Trumpesniems. short lease? Jo, iš tikrųjų yra, kas duoda specializuojas tom ant short lease, bet be abejo, gal pirmas dalykas būtų galvoti ne apie tai, kaip gauti paskolą, bet kaip mes ją pratesim tą lysą. Ne? Kaip sakiau, aišku, kaip minėjau, tai ir yra galimybės kažką pabandyti uždirbti iš tų trumpų lysų, gal kažkada galėsim pakalbėti, gal kažką pasikvies, kad daugiau kažkas papasakotų. Aš iš tikro pirmą kartą gal gyvenime mokėjau 200 į valandą. Ir ne kažkam, ar ne, o 200 mokėjau bičiui, kuris vadinamas Short Lease King. Tai jis pirmą property savo nusipirko 2001, 2002 pratęsė pirmą lysą. Ir aš labai daug sužinojau iš tikro, kad reikia susisiekti su žemės owneriu, ar Taip, ne, be abejo. kad jis gali tau nustatyti kainą, kokios jis nori. Tai čia yra toks rizikingas dalykas, bet jis iš to uždirba. Jo portfelė dabar yra virš 70 vien tik būtų. Taip. Vien tik būtų. Ir jis tuo užsiima. Tai ką jisai daro, jis vadina triple threat, tai jis paima short lease, pažiūri, kad būtų floor plan geras, jis padaro, konvertuoja iš, tarkim, studio flat, one bedroom iš 1 to 2 ir tada refurbishment. Taip. Ir arba parduoda, arba pasilieka. Tai daug žmonių galvoja, kad va čia jau butas ar ne, tai mes negalim kažkaip pakelti tos vertės butui ar ne. Tai pasirodo, yra tų įrankių, yra tų galimybių, kaip pakelti tą vertę. Ir daug žmonių iš tikrųjų, senesnių šiek tiek žmonių, jie užmiega šiek tiek, tas lysas nukrenta jau ten labai dramatiškai ir po to parduoda, nes jie gauna sąskaitą, kad ten susiduria su tokiu iššūkiu, kad 25 000, 30 000 pratesti 90 metų. Tai vat labai įdomi tema ir tikriausiai aš galvoju, kad reikėtų plačiau kitą kartą apie ją pakalbėti. Daugiau truputį papasakoti apie tos lysus. Jo, nes čia yra tokia labai gali dramatiškai jūsų turto vertę numesti. Jo, manau, čia reikėtų gal mums dar labiau pasikviesti ir kažkokią advokatę, kuri specializuojasi nekilnojimo turte, kuri gal netgi konkrečiau ir su kažkokiais pavyzdžiais ar įstatymais. Jo, manau, čia mūsų ateities tema, manau. Tai aš galvoju, kad jo, tikrai viena iš tų temų. Dabar, ar susidurėt su klientų baimėm kažkokiam ar ne, prieš paimam paskolą ar ne, ko dažniausiai žmonės bijo pasirašant dokumentus? Jo, dažniausiai ta baimė visiems egzistuoja, visi mes tą baimę praėjome, ne, ypač perkant pirmą namą, tiesiog klientai pergyvena, ar jie sumokės, ar jie nesumokės už tą namuką. Aš vis tiek naudoju tokį pavyzdį, žinai, klausiu žmonių, kiek metų nuomojatės? Sako, aš 10 metų nuomoju. Tai sakau, tai per tuos 10 metų ar jūs praleidot kokį mokėjimą? Ne, nepraleidau. Tai sakau, tada reiškia ir už tą paskolą. Bet ta baimė yra, ar ne? Be abejo, čia natūralus dalykas, visi ją turim, manau, kad visi turim ir natūralus dalykas, bet dažniausiai ta baimė, su manim kažkas pasikalba, su draugais pasikalba, visi tą kelią praėję ir manau, kažkiek tą baimę galim nuraminti. Bet čia yra normalus procesas, normalus tas toks streso lygis, perkant tą pirmą namą, bet kaip sakiau, jeigu mokėjai už nuomą 10 metų, tikrai dėl ko tie žmonės labiausiai tai bijo, dėl to, kad nesumokės įmokų? Be abejo, aš manau, kad pagrindiniai dalykai yra, kad tas mėnesinis mokėjimas, gal susidurs su kažkokiam papildom išlaidom, gal kažkoks stogas sugrius, gal koks boileris sugrius. Dažniausiai, kai nuomojatės, tai jos tokios problemos atkrenta. O kai jau turit savo nekilnojamą turtą, tai ir žolę reikia nupjauti, ir žoliapjovę naują nupirkti, ir boilerį. Daug tokių visokiausių variable, smulkių dalykų, kur prisideda prie jūsų išlaidų. Ir jo, dėl to reikia būti ganėtinai. Esate turėję klientų, kur ateina, neapsisprendę, gal reikia, gal ne, sugrįšim vėliau, ar jau pas jūs ateina grinai? Ne, tai visi, ne, tai manau, beveik visi klientai ateina, kurie dar vis masto pilna. Visi, kurie masto, bet tam ir ateina, kad sužinotų, kiek bus mėnesiniai mokėjimai, kokios bus papildomos išlaidos. Dažniausiai visas tas baimės šiek tiek prasklaidom per tuos pirmus susitikimus, per antrus susitikimus. Dažniausiai, kaip aš sakau, kai pas mane pirmą kartą atėjo, tai užtrunka kokį 6 mėnesius, kol nusipirks pirmą namuką. Tai va, visi tie jauduliai, visi tie nerimai, normalūs yra dalykas. Apsilankykit pas mus, pas Tomą, pas mane, mes juos kiek galėsim išsklaidysim. Aš tai konkrečiai faktais, kokie mėnesiniai mokėjimai, kokios išlaidos, kokie advokatų kainos, kas dar gali kažkas kainuoti. Ir tiesiogiai jo, tik pirmin ir
Aš galvoju, kad labai didelė klaida dažnai iš tikrųjų žmonės gailisi, kur ateina ir sako, galėjau prieš metus, galėjau prieš 2, galėjau prieš 3. Tas laukimas, iš tikrųjų, jis finale kartais kainuoja brangiau, bet ar ne? žinai, Tomai, nėra gero laiko, kada pirkti. Jo Visiškai. nėra, visą laiką kažkas bus Absoliučiai. blogai. Tai palūkanos aukštos, tai virusas, tai referendumas kažkoks visą laiką. Bet jeigu jau šiandien atėjot pakalbėti apie nekilnojamą turtą, reiškia, jūs jau pribrendo tam nekilnojamam turtui. Ir tiesiog kokia ta kaina yra, tokia yra, jos kitos negausi, turit pirkti, nes tikriausiai už 5 metų reikės truputį daugiau mokėti. Ir kaip ir Tomas kalbėjo prieš tai mūsų svečias, visa ta infliacija, jūs tos pinigėlius tikrai labai gražiai griaužia. Ir jie tiesiog bus sugriaužti ir jums tikriausiai po 5 metų reikės labiau ir daugiau depozito ir viso kito. Tai jo. Tai dėl to ir sakau, kad tas laukimas kartais kainuoja žymiai brangiau iš tikrųjų, kad mes pralošim daugiau negu sutaupom laukdami, nes tie laikai keičiasi ir atrodo, kad ta situacija visiškai negerėja, neina geryn. Ir aš galvoju, kad ateityje, bent jau šiais metais, Remigijau, kaip jūs kaip profesionalas, kaip ekspertas pasakytumėt, ar galim tikėtis žemiau 4% palūkanų ar ne? Nežinau, čia, žinai, jau Tomai tokia spekulacija, aš gal nesu toks labai jau ir protingas tokiem dalykam. Nemanau, kad tos palūkanos dabar pakris, nemanau, kad sugrįš vėl į tos 2,5% tas palūkanas, kur turėjom ir dar mažesnės, ne? Šiandien kas, balandžio artėjom prie 1, ne? Tokie neramus laikai, ne? Galų gale ir Amerika įsivėlusi kažkokius vėl konfliktinės situacijas. Manau, visi šitie dalykai tikrai nepadeda mums gyventi ir manau ir tom palūkanom nepadeda mažėti, ne? Tai tikrai nemanyčiau, kad šiais metais kažkas dramatiškai nukris, gal šiek tiek ir pakris, kai čia viskas gal sustos, bet jau čia sunku kažką patarti ir tiesiog be abejo turėtumėte vis laik domėtis ir jeigu jau pribrendo to namo pirkimui, tai ką žinau, reikėtų jau ir pradėti tą procesą. Reikėtų eiti. Dabar iš tikrųjų aš pastebėjau, kad daug buy-to-let ownerių, ar ne, išeina į marketą su pardavimais. Taip. Ir iš tikrųjų tos pasiūlos dydis ir gal priklauso, kad dalis ir nemažai iš tikrųjų dalis yra buy to let. Remigijau, ką jūs žinot apie Renters Act? Žinot, kad ateina Renters Act. Jo, aš žinau, girdės, Tomai, Renters Act, gal Tomai tu papasakosi daugiau, nes manau, tu tikrai daugiau žinai. Gal tu trumpai greitai? Tai pagrindinis dalykas iš tikrųjų tai Section 21 panaikinimas, kad mes be kažkokios priežasties negalėsim tiesiog iškeldinti savo nuomininkų, ar ne, jeigu mes norėsim ar mums tiesiog, net jeigu nemokės, iš tikrųjų mums reikia sulaukti 3 mėnesių ir tada kreiptis į teismą. Ir antisocial behavior yra vienas iš tų dalykų, kur mes galim, bet tai vėl reikės įrodinėti teisme. Ar ne, rinkti įrodymus, rašyti pareiškimus, kviesti policiją. Tai vat, tas yra didžiausia baimė. Pirmus metus nuo įleidimo naujų nuomininkų mes iš viso negalėsim liesti nekilnojamo turto, nei parduoti, nei patys įsikraustyti, ar ne? Tai sudaro tokių didelių keblumų. Kiti pokyčiai nėra tokie dramatiški pokyčiai, ne? On rolling contract. Nežinau, aišku, geriau, kai mes turim tą ribą, kur galvom viskas, jau galime duoti noticą ir gali tenantai išeiti, mes galim gauti savo property back. Bidding wars taip pat nėra kažkoks ten didelis toks pakeitimas, kuris būtų labai skaudus, ar ne, landlordams. Kitas dalykas, mes negalim ignoruoti žmonių, kurie gauna benefits, ar ne, kurie turi vaikus. Mes skelbimuose tiesiog negalim to nurodyti, kad mes nepriimam net aplikacijų su tokiais žmonėmis, ar ne. Mes kaip landlordai mes vis tiek turėsim teisę rinktis, kas pas mus ateina ir kas iš mūsų nuomojasi. Bet ta kaina turės kokia jau nustatyta skelbime, tokia ir būti, tai nebus, kad kažkas pasiūlo. Aš manau, Tomai, galbūt kitą laidą gal ir pradėsim nuo to visų nuomininkų teisių ir visa kita, nes čia labai labai plati tema. Gal Tomai daugiau papasakos apie tai ir manau, tikrai labai aktuali tema. Aš gal būsiu nepopuliarus, bet galvoju, kad yra daug ir tikriausiai Remigijau pats esi girdėjęs istorijų, ar ne, su tais nesažiningais tokiais landlordais, ar ne, kur nesirūpina žmonėmis, kur propertys yra tikrai blogos kondicijos. Ir aš galvoju, kad šiai dieną žiūriu ir iš savo pusės, kad turim daug tų investuotojų, žmonių su dideliais portfeliais, ar ne, jie ne visada spėja apžiūrėti, ir tos kondicijos nėra geriausios. Tai aš galvoju, kad tikrai buvo laikas kažkiek struktūrizuoti tą visą procesą, kažkiek įvesti tvarkos, nes iš nuomininkų perspektyvos taip pat tos kainos nėra aukštos, nėra žemos, bet to rūpesčio nėra, ar ne? Kartais į juos nekreipiama dėmesio ir kartais tiesiog gali būti žmonės išmesti į gatvę. Tai yra labai svarbu.
Na ką, aš galvoju, šiandien tiek Jo. ar ne, tai labai džiaugiuosi iš tikro, kad mūsų svečias Tomas sutiko Be abejo. ateiti ir aš galvoju, kad tai nebuvo paskutinis kartas, kada iš čia. Labai džiaugiuosi, kad jis šiek tiek papasakojo apie investavimo galimybės, kas iš viso tai yra ir labai džiaugiuosi, kad jūs galėsite visus sukviesti Be į abejo. ofisą ar susitikti ten. Na ką, Remigijau, ačiū tau, kad Ačiū visiem, atvažiavai, jo. smagu ir susitiksim kitame epizode. Ačiū Iki labai. kito karto. Woo!